Aš esu Veronika Konan, man 34 metai. Atvykau iš Visagino, dirbu Česlovo Sasnausko menų mokykloje fortepijonų mokytoja. Veronika meilės imigrantė. Į Visaginą jie atkeliavo ne iš kokios tolimos egzotiškos šalies, o iš kaimyninės Baltarusijos. Įsimylėjau, nebuvo to sprendimo, kažkaip ten, nes nebuvo taip svarstoma daug. Iš karto važiuojam ir važiuojam. Nuo to laiko, kai Lietuvoje Veronika išsikrovė lagaminus, praėjo jau 15 metų. Čia ji užaugino dukrą ir beveik tobulai išmoko lietuvių kalbą. Turėjau sėdėti prie knygos, prie žodynų, ir po to universitete dar labiau. Ten jau buvo kažkaip lengviau ir kaip po truputį pradėjau tikėti savimi. O dabar dėmesio. Išmokusi lietuvių, Veronika kibo į visišką egzotiką – esperanto kalbą. Ir tai bus pirmas kartas X Factoriaus istorijoje, kai scenoje skambės šios dirbtinės kalbos daina. Tos dainos 3, pavyzdžiui, turiu, esperanto kalbą jau išmokau, tai žinau apie ką, kiekvieną žodį išverčiau, išmokau, jau įdomu. Graži kalba, skamba, minkšta. Vat šiandien dainuosiu, klausysit. Veronika, tavęs laukia scena. Ačiū. Pirmyn, sėkmės tau. Ačiū. Ir kad aš čia šiandien dainuosiu, čia buvo tokia svajonė ir sakyčiau, kad išsipildės. Kaip gražu. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs nuostabiai atrodot. Ačiū. Kuo jūs vardu? Aš Veronika. Prašau? Veronikos vardu. Veronika. Taip, Veronika. Veronikos vardu. Iš kur jūs esat? Aš esu iš Visagino. Iš Visagino. Taip. Kokius turit hobius, ką veikėt, kuo domitės? Daugiausiai mėgstu dainuoti. O, pavyzdžiui, mokytis kalbų? Kalbų, taip, mėgstu. Pavyzdžiui, kokių? Pradėjau esperanto kalbą mokytis. Esperanto kalbą? Pradėjau, taip. Kodėl? Tik pradėjau. Jie kalba kokie 3 žmonės, ko gero, pasaulyje, ne? Man buvo kažkaip įdomu pradėti minkštą kalbą tokią. Nežinau. O galite pasakyti, pavyzdžiui, esperantiškai, kokia aš nuostabi esu dainininkė? Aš galiu lietuviškai tai pasakyti, nes kol kasgi pradėjau tik. Galiu pasakyti, kad mano daina yra Maro, kuri reiškia lietuviškai jūra. Maro? Maro. Kieno čia daina? Čia mūsų Visagino kompozitorės Jelenos Pišikienės daina. Gerai, mes laukiam jūsų, prašau, pirmin. Ačiū. Gerai, įsamai. Jūs puikiai atlikote šitą dainą, jūs visa stiliuje, būtent tokioj stilistikoje. Ar šita stilistika tinka kaip X Factoriui, kaip šitam moderniam projektui? Čia yra klaustukas, bet jūs labai gražiai išlaikyta. Kaip mano kolegom pasirodė, nežinau.
duomenys jūs turite. Man šiek tiek smalsumas yra, kaip, tarkim, jūs reaguotumėte ir į pop žanrą, kur kas labiau, tarkim, žinoma žanrą. Ir aš netgi bandau spėti, kad viskas būtų gerai, nes aš tikrai girdžiu, kad jūs turite jėgos, su ta jėga tvarkotės. Tai tiek. Juste. Aš galvoju, kad jūs graži, jausminga. Tik mano nuomonė, kad tokių vokalų yra, tokių balsų yra labai labai daug. Tai nežinau, ar tai yra įdomu. Gerai, ir mūsų sprendimas. Samai. Aš sakau taip. Juste. Aš nuo kidėje sakau ne. Sauliau. Veronika, aš sakau jums taip. Ačiū. Yra du taip. Vieno taip trūksta. Gal man lietuvišką dainą padainuoti po. Ne viskas jūs gerai jūs padarė. Jūs manot, čia mus papirks tai labiau. Ne, jūs turite 3 taip, aš jums duodu taip pat taip, jūs keliaujate Ačiū kitą labai, etapą. ačiū. Pažiūrėkime, kas bus, gerai? Ačiū. Ačiū. Pasiruoškite, nes jūs laušite. Ačiū labai. Ačiū. Visą gerą. Ne, graži, graži. Čia yra auklėjimas. Veronikos tai padarė. Jis taip. Štai. Dukrytė mano. Kaip aš pergyvenau, neįsivaizduoju. Neįsivaizduosi. Vertėjo matyti. Taip, taip. Nu, nevar. Mažytė mano. Gerai, šaunuolį, mes susitiksime kitame etape. Ačiū labai. Puiku. Ačiū. Gero kelio namo. Ačiū. Visą geriausią iki pasimatymą. Viskas gerai, puiku. Aš kitame etape. Valio! Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.